Brangus Lietuvos cinefilai, aš jau jūs vieną kartą kreipiausi, noriu kreiptis antrą kartą. Noriu be galo padėkoti. Padėkoti už tai, ką jūs padovanojot. Stebuklą. Atsitiko taip, kad mes planuodami šitą akciją, kad surinksime filmui Emilija savanorius, kurie filmuosis, mes atvirai sakant nesitikėjom, kad turėsim tiek daug anketų, iš kurių galėsime rinkti žmonės ir kviesti į filmavimą. Atsitiko 2000 anketų ir įsivaizduojat, mes negalėjome pakviesti žmonių iš kitų miestų, mes nespėjome suorganizuoti dar didesnių masinių scenų, kuriuose galėtų būti 1000 žmonių. Ir netgi jaučiame, kad jau įvyko loterija. Vieni, kurie buvo pakviesti, yra laimingi, bet yra tokių, kurie nebuvo pakviesti. Kreipiuosi į jūs, dėkodamas už jūsų supratimą, už tai, kad jūs mums tai priminėt, kad dar kartą priminėt apie save, kad norite filmuotis. Ir aš tikrai jaučiu, kad Lietuvoje ir ypač Kaune prasidėjo nauja banga. Tai reiškia, kad jeigu yra tautinis filmas, žmonės nori filmuotis, nori padėti. Ir aš jaučiu, kad tokių filmų daugės ir aš tikrai tikiu, kad tokių filmavimų bus daugiau, dažniau, nes ta energija, kuri ateina iš jūsų, patikėkit, yra neįkainojama. Kaip mes visi kalbame, kūnas eina pagaugais, nuo savanorystės, nuo noro dalyvauti. Ir aš jaučiu, kad tie, kurie nespėjo šį kartą, spės kitą kartą. Ačiū Jums už kantrybę, ačiū tiems, kurie dalyvavo, ačiū tiems, kurie dar dalyvaus, filmavimai dar nesibaigė. Ir susitiksim filmavimo aikštelėje. Tiesiog noriu pasakyti, kad jūs nerealūs. Ačiū.